Gerai įsižiūrėkite, ar bent kada įsivaizdavote, kad šis požemis yra Vilniuje. Negana to, jis toli gražu ne vienintelis, tokių vietų gausybė, tačiau patekti tenai ne visad lengva. Pirmiausia, reikia užduoti savo klausimą, ar tikrai norite išmokti keliauti po žemę. Atsirasti tenai, kur galbūt dar niekas nebuvo įkėlęs kojos, ar tiesiog atsikratyti uždarų patalpų baimės. Jei galite sąžiningai atsakyti taip, išeiti pasiūlys Vilniuje duris avantiūristams tradiciškai atverianti Lietuvos speleologų klubo A-Enigma mokykla, kurioje atskleidžiamos požemių pasaulio paslaptys ir tai, kaip jame išgyventi. Išskirtinė veikla ir žmonės tai, ką daro Lietuvoje, jie dažniausiai važiuoja po vakarų Europą, vakarų Kaukazą ir tenais tyrinėja urvus, nes Lietuvoje mes urvų neturime, tai kelis, bet juos mažiukus. Ir kad kuo jinai yra įdomi veikla, tai yra visų pirma komandinis darbas. Vienas žmogus arba dviese žmonės, jie negali tyrinėti urvų. Tam reikia komandos, daug laiko, pastangų ir praktiškai rimtas speleologas, jisai užauga per 10 metų laiko. Iš tikrųjų, speleologai tai yra didelė šeima ir šitie žmonės, jie yra viso gyvenimo draugai. Ir kas svarbiausia, kad, kaip minėjau, tai yra komandinis darbas ir vienas žmogus purvo negali vaikščioti, nes kodėl komandinis darbas? Jeigu priimsi vieną arba kitą sprendimą, tai to sprendimo pasiekmės bus ne tau asmeniškai, bet tavo komandos nariui. Todėl reikia būti labai gerai pažinoti vienas kitą žmogų, pabūti įvairiose situacijose ir panašiai. Įtemptose situacijose pradedantieji speleologai prieš tikrus išbandymus natūraliuose urvuose atsiduria klajodami po žmogaus rankų darbo kūrinius bei specialiai parengtose trasose per treniruotes. Dauguma žmonių yra įsitikinę, kad speleologija, jie negali užsiiminėti, nes reikalauja tai daug fizinės ištvermės, psichologinės. Kaifas, gražu, bet, blin, sunku. Negaliu. Kiek metų buvot? Kaifas, gražu, bet, blin, sunku. Negaliu. Kiek metų buvot? Urvas. Ir mokyklos tikslas yra, kad žmonės visų pirma atrastų save, ar jie gali šituo dalyku užsiminėti. Nes iš tikrųjų reikia praleisti pakankamai siauras vietas, būti ekstremaliom situacijom. Ir mūsų patirtis rodo, kad tai gali daryti kiekvienas žmogus, jeigu jisai tą nori daryti. Ir kiti galvoja, kad tai yra tik tai vyrų užsiėmimas. Ne velnio. Pas mus yra klube 50% merginų, 50% vaikinų. Į mokyklą susirinkusių naujokų tradiciškai laukia kas 2 savaitės vyksiančios teorinės paskaitos. Kiekvieną savaitę rengiamos fizinės pratybos, o kartais savaitgaliais išgyvenimo žygiai. Tačiau nepaisant rimto pasiruošimo ir pavojingų sunkumų urvuose nutinka ir linksmų dalykų. Istorija tai, kad mes su žmona važiavome savo povestuvinę kelionę į urvus ir tenais turėjome mini vestuvių ceremoniją. Nu, tai iš principo tas nejuokinga, bet pakankamai linksma istorija, kad žmonės, kurie atsiduoda urvų tyrinėjimui, jie tai tyrinėja. O baisiausias dalykas yra urviukas, tai yra užstrigti. Tai yra kartais nereikia pabijoti išplaučių orą, išstumti, išpūsti ir tada tu pralendi toliau. Tai jeigu užstringi, tada pakalbė apie senelius, poterius užšneki ir panašiai. Kaifas, gražu, bet, blin, sunku. Negaliu. Kiek metų buvot? Ką? 300 šiam. Lukas Pileckas, LRytas LT.